Sveiki visi, aš noriu paaiškinti, kaip išsirinkti gerą vejapjovę savo sklypui. Pirmas punktas – būtinai imti štil. Na gerai, o toliau. Turėtume atkreipti dėmesio ir žinoti, kokio vejos ploto turime pjauti. Tai yra 3 arai, 4, 5 arai, kiek pjaunam, tokią žoliapjovę renkame. Kitas dalykas, turime žinoti, ar turime kalnų, šlaitų, kažkokių tai, kur reikės įvažiuoti, tada siūlyčiau savaeigę ir ji pati įvažiuos ir dar užtrauks jūs, tai bus gerokai lengviau pjauti, ypač kai jau jėgų nelieka. Na ir dar vienas svarbus dalykas, tai pasirinkti akumuliatorinę ar benzininę, nes tai priklauso, jeigu jūs pjaunate mieste ir turi būti tylu, tai tada siūlyčiau akumuliatorinę vienareikšmiškai, o jeigu tai yra kaimo sodyba ir niekad nežinote, gal pjausit biški daugiau ten, gal truputėlį ten daugiau, tada gal siūlyčiau rinktis benzininę. Turint mažus sklypus arba ten, kur turite daug lysvių, gėlynų, tada siūlyčiau akumuliatorinę ir nedidelę vejapjovę, dėl to, kad jūs labai lengvai pramanevruosite, pravažiuosite ir visur pralysite. O jeigu sklypas didelis, erdvės didžiulės, medžiai, tada galite pasimti kuo didžiausią, plačiausią, galingiausią ir greičiau nupjausite. Aišku, kartais kyla klausimų, ar savaeigė turėtų būti, ar stumiama tiesiog. Tai jeigu norit pasportuoti ir sklypas nedidelis, imkite, kurią reikia stumdyti. O jeigu turite įkalnių kalnelių, tai tikrai rekomenduočiau savaeigę, jinai užtrauks jūs į kalną. Mažas patarimas, jeigu raidelė paskutinė T, tai reiškia savaeigė, tai Tautvydas savaeigis, o jeigu V raidelė, tai dar reguliuojamas greitis, galėsite greičiau lėčiau eiti. Galbūt didžiausias galvosūkis, kaip iššifruoti tai skaičius ir raidelės, ką jos reiškia. Tai atminkite RMA, A tai reiškia akumuliatorinė, o jeigu būtų RM, tai yra benzininė. Na, o toliau jau kuri klasė, pirmas skaičius, antra, ketvirta, penkta klasė. Sekantis 48, tai yra korpuso plotis, o kad žinot, kokio pločio nupjauna, reikia visą laiką atimti 2 cm, tai šiuo atveju 46 cm pjauna. Ir toliau V arba T, tai reiškia savaeigė arba reguliuojamo greičio. Paskutinė raidelė, jeigu P, tai galima naudoti 2 akumuliatorius iš karto. R raidelė reiškia, kad nupjauta veja sumulčiuoja ir gali paskleisti. Jeigu yra E raidė, tai labai jums patiks, tai yra elektrinis starteris. S tai yra pjovimo peilio sankaba. Galima atjungti peilį, kai perjudat iš vieno žolyno į kitą žolyną. Viskas, čia jau visos raidės. Na, dar truputėlį labai trumpai apie benzininės ir akumuliatorinės vejapjovės. Dėl to, kad renkantis irgi yra svarbu. Jeigu rinksitės benzininę, tai atminkite, kad truputėlį daugiau sveria, kad reikia visą laiką pasirūpinti benzinu, reikia laikas nuo laiko pakeisti tepalus. Na, bet jos yra tokios galingos, važiuoji, ypač jeigu turi sodybą, kur nėra elektros ir išvažiuoji į savo džiunglės, ar ūkį turit uogyną, tai puikiai pasiteisins būtent benzininės vejapjovės. Na, o jeigu jūs turite mieste, jeigu norite tyliai nupjauti, susitvarkyti, tai naudokite akumuliatorinės vejapjovės ir atkreipkite dėmesio, yra 2 tipų akumuliatoriai – AK ir AP. AP yra truputėlį galingesni ir ilgiau laiko. Tai yra skirta profesionaliai linijai. AK mažesni, lengvesni, bet jeigu sodyba yra nedidelė, jums pilnai pakaks. Na, jeigu turėsite visus įrankius, kurie dirba nuo akumuliatoriaus, tada tikrai turėkite ne vieną akumuliatorių, bent 2-3 akumuliatorius. Aš net turiu 4, kadangi įrankių daug, darbo daug. 4, visą laiką kažkas kraunasi, kažkas tai dirba, bet aš žinau, kad tylu, ramu ir darbas atliktas nepriekaištingai. O kas fainiausia, svarbiausia, tai kad įrankiai su akumuliatorium yra gerokai lengvesni negu su benzininiu varikliu. Aš esu įsitikinęs, kad ateitis yra akumuliatoriniai įrankiai, nes paprasta naudoti, lengva pradėti dirbti netgi. Štil turi labai daug puikių vejapjovių. Daugiau apie vejapjoves ir apie kitus sodo įrankius rasite ginalas.lt.